Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Žmogaus įsakymai prieš dieviškuosius. Ir nirtos Libinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą. Apreiškimo 12 skyrius 17 eilutė. Per karalienę Esterą viešpats galingai išgelbėjo savo žmones. Tuo momentu, kai atrodė, kad jokia jėga negali jų išgelbėti, Estera ir keletas jai artimų moterų, pasninko, maldos ir tikslių veiksmų dėka priėmė iššūkį ir suteikė išgelbėjimą savo žmonėms. Išbandymai užklupę Dievo žmonės Esteros dienomis buvo būdingi ne vien tik tam laikotarpiui. Ta pati dvasia praeitie skatinusi žmonės persekioti tikrąją bažnyčią, ateityje taip pat ragins imtis tų pačių priemonių prieš tuos, kurie išsaugojo paklusnumą Dievui. Įsakymas, kuris bus išleistas prieš Dievo likučio žmonės, bus labai panašus į įsakymą išleistą Ahasvero prieš žydus. Šiandien tikrosios bažnyčios priešai mažame būrelyje besilaikančių sabatos įsakymo mato Mordechajų prie vartų. Dievo žmonių pagarba jo įsakymui yra nuolatinis priekaištas tiems, kurie paniekino viešpaties baimę ir mindo kojomis jo sabatą. Žmonės turintys pripažinimą ir aukštas pareigas prisijungia prie nusikaltelių ir niekšų kovoje su Dievo žmonėmis. Jų nekęs tie, kurie puikuojasi savo turtais, genialumu ir išsilavinimu. Prieš juos rengs sąmokslus nuožmus tarnautojai, bažnyčios nariai, vadovai. Jie stengsis sugriauti jų tikėjimą žodžiu ir raštu, paniekinimais, grasinimais ir pagirimais. Skleisdami gandus ir piktus raginimus, jie stengsis įaudrinti žmonių aistras. Neturėdami aiškaus, taip sako raštas, kad galėtų pasipriešinti biblinės sabatos gynėjams, jie stengsis šį trūkumą užpildyti tironiškais įstatymais. Kad užsitikrintų populiarumą ir paramą, įstatymų leidėjai nusileis reikalavimui išleisti sekmadienio įstatymą. Tačiau tie, kurie bijosi Dievo, negali priimti įstatymo, kuris prieštarauja dekalogo taisykliai. Šio paskutinio mūšio lauke bus kovojama tarp tiesos ir klydimo. Mes nepalikti nežinioje šiuo klausimu. Šiandien, kaip tai buvo ir Esteros bei Mordechajaus dienomis, viešpats apgins savo teisę ir savo žmones. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.